Sveiki, tamstos, 3 siuntos pas mus šiandien, tokios nemažos. Taigi, pradedam. Tokių dalykų. Ok. Čia bus išgerbės ta siunta, mano balionėlį, va toks va. Va toks va. Kas Patrikas tai yra? Patriko žvaigždė. Va taip va. Labai prikolinė dovana, kainuoja 40-50 centų, labai, sakyčiau, sueina. Taip, kas čia pas mus dar? Kempiniukas. Plačiakelnis. Žodžiu, vat, prireikia pas vaiką gimtadienį, neturi nieko po ranka. Pripūti baliončiką ir turi super duper dovanėlę. Koksai. Kempiniukasas. Knyga. Vietos neužima, nieko nekainuoja. Atrodo labai prikoliniai. Taip, kas čia? Čia yra laikiklis kabeliukam. Turėtų bent jau būti toksai. Taip, jisai prisiklijuoja štai taip. O toliau dirba... Čia įspraudžiat kabeliuką. Kažkas tokio. Šitas pas jūs priklijuotas, tarkim, prie tumbačkos kažkokios, prie lovos. Jūs pasidedat, prisiklijuoja laidukas ir niekada jūs jo, kaip sakant, nesivolios jisai kur nereikia. Kai reikia, nusiemat savo krasikraunat. Prisiklijuot atgal ir vėl jisai žinot kur visą laiką vietoj. Tai va, yra 3 tokie adapteriai, tai iki 3 kabeliukam galit prisiklijuoti. Toksai, kaip sakant, organizeris kabeliams. Labai prikolinas daiktas, sakyčiau. Visai reikalingas. Taip, pum. Ok. Ir važiuojam dar vienas daikčiukas pas mus šiandien. Digital Fishing Barometer. Pagalvojau, kad man reikia atsisiųsti. Kažkaip galvojau, žymiai didesnis bus. Nieko. Atsisiųsti man, kad reikia, kaip sakant, termometrą. Barometras, kad būtų viskas. Ir pagalvojau, tokį atsparų vandeniui pasiimsiu viską, sakant, turėti. Sunkiai baterija lenda, bet lenda. Labai čia didelio atsparumo vandenių nesitikiu iš jo, bet anyway. Toksai, kaip sakant, papildomas žaisliukas, įdėtas karabinas. Taigi prisisegat ir turit, kaip sakant, daug informacijos kempingo metu ar dar kažkur tai. Toksai, pasižaidimai, visai nieko. Rodo, kokie turėtų būti orai viršui, kaip matot yra, saulutė su debesim, va taip netgi. Temperatūra, tada laikas ir data šalia, kaip minėjau, barometro parodymai. Čia kampe yra tokie kaip rodiklytė ir jinai rodo, ar slėgis kyla, ar leidžiasi. Ir čia yra paskutinių 24 valandų slėgio parodymai. Ar kyla, ar leidžiasi, ta prasme, kad galėtume pasižiūrėti, kaip kito per 24 valandas slėgis. Taigi toksai pakankamai informatyvus daiktas, iš tokio mažiuko galima būtų mažiau tikėtis iš tikrųjų. Visai neblogai atrodo. IPX4 waterproof. Tai reiškiasi, į vandenį merkti negalima, bet jeigu lietaus gaus, nieko tokio. Va taip. Gerai, įdomus daiktai iš gerbėsto.